va kaip tai žengia mergaitė į Krikštyną. O šaunuolė, labas, zuikis. Temas, kad per krikštą tapusi krikščionę, šito ženklo niekada nepaniekintų. Ir jūs, tėveliai, paženklinti savo vaikutį ir krikšto tėveliai. Nori pas mamytę. Gerai, tegul eina. Tai va, jums didelė atsakomybė ten, nes krikštas nėra kažkokia tai iš tradicijos ateinanti apeiga, kurią tradiciškai būtina atlikti. Nereikia. Te sustiprina tave mūsų išganytojas Jėzus Kristus, kurio vardu aš tave patepu išganymo ir garbės aliejumi. Judita, aš tave krikštiju vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dedantį žvakę, Kristaus ženklą. Taigi dabar va tą tikėjimo Kristus. Speck of gold that we just unfolded. Love your heart, love your heart. Speck of gold, everyone hold our son, but live. Man pirmam reikia tokia pirmenybė, tai aš norėčiau palinkėti Gaudvyliai, kad būtų aukšta, graži. Daugiau pradėtų valgyti, aišku, nes sustoju. Aukšta, graži tėva, ne? Biški pasitimo daugiau reikia, per lėtą. Ramiai labai. Sveikatos, aišku. Nu ir tiek. Jie neišvargės ko trūks. Tau dovanojam
Mes Ramūnių pieva, garbanotą debesėlį ir švelniausią vėją. Aš palinkėčiau jas sveikatos. Stiprius. Bermudo O daugiau. O viskas ateina savaime. Jo, bet daugiausiai sveikatos. Padvylė, tavo vaikiškas mažas pasaulis, tarp guptus stebuklų skriesia ir veidelis dar švyti kaip saulė ir miegodamas šypsai sapne. Sutyra ir trapi asmenybė, dar nei meilo, nei klausos nematei, tavo vaikiškas mažas pasaulis, tegu būna ilgai dar ilgai. Ką, mama? Aš palinkėsiu dabar. Linkiu? Gerai. Linkiu, kad geri ir gražus būtų žmonės, kuriuos sutiksi. Kad visuomet būtų namai, kuriuose tavęs laukia. Kad visuomet būtų rankos, kurios nori tave pavirti. Kad būtų daug dienų, dėl kurių norėtųsi gyventi. Taip, Jūratė sakė, kad jinai bus balerina, Dainius tai linkėjo būt gražiai ir ilgakojai, tai aš pastebėjau, kad jinai jau dabar šliupstot moka su vaidu. Tai aš manau, kad jinai tikrai išpildys tos visus padažus. To ir norėčiau jai palinkėti, be abejo sveikatos ir būti vis gražesniai, nes jinai dabar tai tikras dainukas. Auk, Vidutė, būk greitutė, mamą pavaduoti. Būk laiminga, žiemą vasaras, rudenį pavasarį. Būk linksmutė, auk didutė, mylėti mamą ir tėtį ir visada jiems padėti. Ar aš jau užaugau, ar jau viską pasieksiu, nepasistiekus ir nepašokus. Ar aš jau užaugau, ar jau sugebėsiu pasakyti tiesą, tiesiai. Ar aš jau užaugau? 10 vaiko įsakymų tėvams. Mano rankos dar mažos. Pirmasis. Mano rankos dar mažos. Būkit geri. Nelaukite, kad aš gerai pasikločiau lovą, nupieščiau piešinį arba numesčiau kamuolį. Mano kojos dar trumpos. Eikit lėčiau, kad aš suspėčiau. Antras. Mano akis dar nematė tiek pasaulio, tiek jūsų. Būkit geri, leiskite man pamažu jį ištirti. Neverskite manęs, kai tai nebūtina. Trečias. Namų ruoša niekur nedings. Būkit geri, skirkit man laiko paaiškinti apie šį nuostabų pasaulį ir darykit tai su noru. Ketvirtas. Aš esu jautri, būkite atidūs mano poreikiams. Nesikabinėkite prie manęs visą dieną. Elkite su manimi taip, kaip norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi. Penktas. Aš esu ypatinga dovana. Saugokite mane, reikalaukite iš manęs atsakomybės už savo veiksmus. Duokite nurodymų, kaip reikia gyventi ir drauskite mane su ypatinga meile. Šeštas. Man reikia paramos, kad galėčiau augti. Būkit geri, neskubėkite kritikuoti. Jūs galite kritikuoti veiksmus, kuriuos aš darau ne taip. Septintas. Duokite man laisvę pačiam spręsti. Leiskite man suklysti, kad galėčiau pasimokyti iš savo klaidų. Taip aš išmoksiu apsispręsti, kai iš manęs pareikalaus gyvenimo. Aštuntas. Būkite geri. Neatlikite už mane to, ką aš turiu padaryti pati. Tai priverčia mane jausti, kad mano pastangos neatitinka jūsų lūkesčių. Devintas. Nebijokite išvykti savaitgaliui. Tėvai. Abu kartu. Vaikams taip reikia atostogų be tėvų. Be to, tai yra padėti, kad jūsų santuoka yra nuostabi. 10. Būkite man dvasinis dovanas. Išmokykite mane tikrų vertybių namuose ir rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo galėčiau sekti. 4 milimetrai, 4 milimetrai, aš ant pirštų galiukų.
Dabar kiekvienas turės ištraukti po šitą ristainėlį ir perskaityti, kas jame bus parašyta. Jo, baranką traukti. Obuolį, žiūrėk, obuolys kliovas. Kliovas juodas. Palaukite, nepaėmė. Nuo krikšto tėtis pradėjo, žiūrėk. O, kamėšik. Pasižiūrėjau vaiką išmokti švaros. Nu, va. Nuvesti į cirką. Pasižiūrėtų padėti Gaudvilį ruošti pamokas ir gaminti mergaitės. Gaudvilį per kiekvieną gimtadienį atsiųsiu sveikinimą paštu. Kelionę, baba. Pažadu išmokyti Gaudvilę geografijos. Nematau, arba Nuvežti kelionę į kurortą. Keliausim Gaudvilę abidvi, girdi? Gran Canaria. Santa Barbara. Pažadu išmokyti Gaudvilę žaisti krepšinį, kurio pati nemoku. Kokį didelį traukį skrinę visą, pažiūrėjau. Čia du ištratė. Namą pirkti. O kas mūsų didelis reikia pažiūrėti. Statyti namą. Padėsi statyti namą. Dirbi meluoji. Jo, statyti namą. Pažadu padėti Gaudvilei statyti namą. Meilė. Pažadu padėti meilės. Meilė srityje. Baronkas apūstiai. Pasižadu ateiti pasveikinti Gaudvilę per Kalėdas, persirengus senelių šalčiu arba snieguolė. Turim senelį šaltį! O, pasižadu išmokyti Gaudvilę vairuoti. Man atrodo. Pažadu padovanot šuniuką ar kitą augintinį. Nu va. Pasitrauk. Trauk. Jūs taip pačiai. Pasižadu piršliaut vestuvės.